Visos Lietuvos miškininkai šiandien žmonės ragino parsinešti namo kalėdas. Nemokamai buvo išdalyta apie 100 000 eglių šakų. Į teatro aikštę Klaipėdoje žmonės ėmė plūsti anksčiau, negu buvo atvežtos nemokamos eglių šakos. Anukas dirbti nepasistatė, o aš noriu švieži. Taip gražiai eglutė, oi. Pasipuošiu lovai, pilovus pasistatysiu ir gyvensiu. Reikia va tokiais mažais pjausti, gabaliukais dėti ir pagrindą šiaudinį reikia paimti. Ant šiaudinio pagrindo dedi ir labai gražiai. Aš turiu padaręs, bet jau apibirėjau, reikia atnaujinti. Negaliu dovanoti tokio negražaus. Tai man reikia. Man patinka tokia figūra labai gražiai. Nepaprasta labai gražiai atrodo. Nuostabi eglė, ne? Su šventėm jau tą. Šiais metais dovanotas eglutes žmonės dalijosi ramiai, skirtingai negu pernai. Lipom į didžiąją mašiną, vos pačių netempė lauk, kad dalint šakutės. Jaučiam, kad po to jau šakos važiuoja. Šiemet Kretingos miškų urėdija išdalijo 5 000 nemokamų šakų. Pernai buvo vargo daug, kadangi sniego buvo iki bambos. O šiemet lengviau prieiti galėjo, nors ir labai šlapia, privažiuoti labai blogai. Eglių šakos šiandien buvo dalijamos visoje Lietuvoje. Taip miškininkai siekia ne tik pradžiuginti žmonės, bet ir atkreipti dėmesį į nesąžiningų prekeivių miškų niokojimą. Jie įsisuka į jaunolynus, iškerta jaunas eglaites ir jas vėliau pardavinėja. Ką nori, už dyką. Už dyką jo.